Molinis tinkas, struktūrinis. Šiandien pakalbėsime, kaipgi ištaisyti sieną. Daleiskim, mūsų situaciją mes turime ant sienų molinį tinką ir kai atvažiavo balininkai montuoti savo baldus, kažkaip vieną vietą paprasčiausiai prasidūrė. Nežinau, kaip čia įmanoma pasidaryti, bet turime tokią situaciją. Dažniausiai yra abejonių ir tų pačių klientų abejonės, kad molinį tinką negalima normaliai ištaisyti kaip ir sieną su dažais. Jeigu ten kažkur tai kažką tai taisom, tą vietą bus matyti. Šiandien mes su jumis įsitikinsime, ar galima pasitvarkyti molinį tinką taip, kad vėliau nebūtų matyti. Šis vaizdo įrašas bus naudingas ir tiems žmonėms, kurie turi fasadą, ant fasadų struktūrinį tinką, ten irgi ta pati situacija. Visas pataisimo procesas toksai pat. Tai nėra svarbu, ar jūs namie ten turite kažkokį tai struktūrinį tinką, molinį tinką ir taip toliau, arba ant fasadų tą patį struktūrinį tinką. Tu pasidaryti kavos arbatos, atsisėsti ant sofutės kaip įmanoma patogiau, važiuojam. O mes su jumis atvažiavome į Ermitažą, nes aš noriu nupirkti naujų kopėčių, nes daleiskim važiuoti į naują butą su senom kopėčiom, kur viskas ištaškyta dažais, tai kažkaip, nežinau, norėtųsi naujų kopėčių. Tai užbėgsim greitai į parduotuvę, nes dabar yra labai gera galimybė, ten tos kopėčios kainuoja apie 32 eurus Krause kompanijos. Eikim nupirkti. Mes nupirksime ne tik kopėčių ir reikia pasižiūrėti tvirtinimo elementus, nes tvirtinsime šiandien veidrodį ir pakabinsime gyvatuką. Štai šis variantas 32 eurai. Yra ir didesnis variantas 1 eurų brangiau, bet man nereikia, nes šis variantas man geriau patinka ir mažiau vietos užima būtent mašinai, kai mes vežame į kitą objektą. Mes su jumis nupirkome štai tokius kaiščius, štai taip atrodo, bet kad jos tvirtinti būtinai reikia turėti ir karūnėlę. Pasiimkime štai tokią, aš šiandien turiu visą komplektą, tai mums bus reikalingas 8. Bet paprastų grąžtų neišeis išgręžti normaliai akmens masės plytelėje skylę. Tai turėkite omenyje, būtinai reikia turėti labai gerą grąžtą. Arba gal pavadinkime deimantinę karūnėlę, taip teisingiau bus. Važiuojame į objektą. Štai tokie mūsų gražūs šviestuvėliai. Gražiai. Labai gražus. O pakilus į viršų mes matom štai tokią skylę. Ištaisykime ją. Štai nupirkom kopėčius, taip atrodo ir gana kokybiškai viskas atrodo, taip rimtai. Bet aš siūlau judėti toliau. Mes šiandien susirinkome tam, kad pasižiūrėti, kaip užtaisyti molinį tinką. Iš tos pusės mes turime miegamąjį kambarį ir žmonės montavo baldus. Šitą sieną turi, man atrodo, 12 comų storio ir aš nežinau, kaip jie ten montavo, kad paprasčiausiai pragrėžė ir čia skylė atsidūrė šitoj pusėje. Apžvelgsim, kaip viską užtaisyti, bet gerai, kad ant šitos sienos mes neturime kažkokios tai šviesos, paprasčiausiai užtaisyti bus labai paprasta. Aš jau užtepiau molinį tinką, bet pakartosime tą visą procesą, taip uždedame, štai taip. Galima daugiau, turi atrodyti taip. Tada nuo peiliuko pasiimkime ašmenį ir taip gražiai nuėmame. Dabar matote, šitie kraštai, jie tokie matomiausi. Mes turime pasiimti teptuką arba kažkokią tai skuduriuką ir paprasčiausiai užlyginti tos kraštus, kad taptų viskas tiesiai ir lygiai. Mūsų pirmas sluoksnis padarytas. Turi atrodyti štai taip.
Jeigu žiūrėti iš toli, aišku, neišdžiuvo kol kas, tai mes viską matome. Bet kai vyks džiovimo procesas, tikrai beveik nematysime. Vieno sluoksnio tikrai neužteks. Vat, kažkiek tai įsigers tas molinis tinkas ir vis tiek mes turėsime tokį įlinkimą. Tai laukiam, kol išdžius, o tada uždėsime antrą sluoksnį. Bet jau antrą sluoksnį reikės dėti ant tiek atsargiai ir gražiai, kad kai jau išdžius, nieko nematytume. O po visų atliktų darbų mums reikės dar padengti ir laku. Nes jūs, kas žiūrėjote vaizdo įrašus apie šitą butą, jūs tikriausiai žinote, kad visos sienos buvo dengtos su laku. Tai va tokie reikaliukai. Laukime, kol išdžius tas molinis tinkas ir tęsim mūsų darbą. Aš nemėgstu sėdėti vienoj vietoj ir vis tiek radau čia savo darbą, nes reikia užbaigti su plintusais. Porą gabaliukų atpjausim, kaip tik aš pasiėmęs staklį. Kol vyksta džiovimo procesas, kodėl nesutvarkyti va šitą darbą nebepadaryti. Nes vis tiek, kai paklijuosim plintusus, reikia padengti moliniu tinku iš viršaus, o tada ir apatinę dalį reikia irgi praeiti su silikonu. Dėl silikono šiandien nežinau, ar jisai yra ar ne, vis tiek reikės sugrįžti į šitą butą, gal ir ne vieną kartą, bet šį pagrindinį darbą tikrai galima padaryti dabar. Padarykime kartu gal. Va, mes čia turime stumdomos durys ir štai čia neužtenka gabaliuko plintuso užbaigimas. Štai čia tada iš kitos pusės šonas. Va, kaip tik mes patempsim šitą lovą ir turime šitą plintusą. Čia, man atrodo, gal vieno gabalo užteks. Aš manau, kad užteks. Na ir taip toliau, miegamasis irgi, kur buvo baldai, prie visų baldų neprivesi plintusą, nes paprasčiausiai, jeigu bus plintusas, turėsime problemą. Baldininkai negalės davesti baldus iki pačios sienos. Dabar, kai jau baldai sumontuoti, tai vat ir jūs turėkite omeny, jeigu patys remontuojate būstą, kad plintusus nedėkite iki pačių baldų. Atsiminkite, kur bus baldai, palikite vietą plintusams, tuoj parodysiu. Va, čia vieno gabaliuko trūksta, grinai toksai nedidelis gabalas ir iš kitos pusės tas pats. Tai va dabar viską išpjausim ir įdėsime tos gabaliukus. Nu, taigi nesidėti, nelaukti, ne, kol ten vyksta kažkokie tai džiovimo procesai. Taip, kur plintusas ir gal rasim ir net ir silikono, kad galėtume pilnai pasitvarkyti šitą darbą. O taip pat ir laukia tokie darbai, vat yra guli veidrodis. Tai tą veidrodį reikia pakabinti, o taip pat ir kažkur tai yra gyvatukas. Ta gyvatuką irgi užsakovas minėjo, kad reikia pakabinti. Gal viską įtalpinsime vieną vaizdo įrašą, turėsime ne tik apie molinį tinką, kaip pasidaryti pataisimus, bet ir kaip sutvarkyti va tokius visokiausius niuansus. Ir ko būtent prireiks mums sumontuoti gyvatuką, o taip pat ir veidrodį. Jūsų irgi šiandien paprašysiu pakomentuokite, ar verta į vieną vaizdo įrašą talpinti viską, ne? Ir veidrodžio kabinimas, ir ten gyvatuko pakabinimas, plintusų montavimas, o taip pat ir molio tinko pataisimai visokiausi. O gal jums geriau, kad kiekvienas vaizdo įrašas būtų atskirai. Jeigu mes taisome molinį tinką, tai tik tai apie molinį tinką, kad vienas vaizdo įrašas grinai apie molio tinką. Tai va, nebūk abejingas, sustabdyk šį vaizdo įrašą, paprasčiausiai ant pauzės ir pakomentuok. Ačiū tau labai. Pasižiūrėkite, jau gana geras rezultatas. Štai šitą vietą čia. Aš labai tikiu ir norėčiau, kad matytųsi. Bet reikia dengti dar antrų sluoksnių, o tada ant viršaus ir padengsime laku. Va, štai taip. Bet jeigu iš toli žiūrėti, iš viso nieko nesimato, tai leiskime, jeigu įjungti šviesą, tai pasižiūrėkite, koks rezultatas. Jeigu nežinai, tai ir nepamatysi. Po antro sluoksnio tikrai rezultatas pagerės ir aš parodysiu, kaip ten visus kraštus gerai suvesti, kad nieko nesimatytų. O tada gal kitą dieną užvažiuosime ir padengsime laku. Padarykime taip pat, kaip ir darėme prieš tai. Vat visai nedaug uždedame. Taip atrodo. O visą lyšną tinką prašiausiai nuimkime. Tada aš paimu štai tokią kimpinę paprastą ir vat praeikime visus kraštus
Užlyginame viską. Va, šitą vietą atrodo štai taip. Aišku, drėgna dabar, viskas matosi ir laukiam. O su veidrodžiu ir gyvatuku šiandien nieko neišeina. Gyvatuko paprasčiausiai nėra, veidrodis yra, bet nėra kriauklės. Kriauklė kaip ir yra, bet nesumontuota. Aš nemėgstu daryti darbą užbėgant į priekį, tai pasakykim. Nes jeigu kriauklė ten trupučiuką pasistums, nes čia dar negatavas produktas ir rizikuoti paprasčiausiai nenori po 100 kartų daryti labai daug skylių tam veidrodžiui. Mes su jumis palauksime, kol bus sumontuoti visi baldai, o tada pajungsime ir tą veidrodį. Bet patį veidrodį mes su jumis galime apžvelgti ir dabar, nes jisai jau yra atvežtas į objektą ir labai gražus. Aš šiandien sutvarkiau štai taip tos laidus, nuėmiau tą pagrindinį izoliaciją ir uždėjau vagos sujungimus. Aišku, dar trūksta vieno, bet mes šiandien kaip ir nemontuosim tą veidrodį. Dabar ir iš niuansų, ne, va taip dabar išjungtas veidrodis, va taip įjungtas. Tai vėl žiūrėkite, kaip kam patinka. Šiandien, ką mes turime objektą, tai yra standartinis variantas, viskas padaryta standartiškai, nes elektrikas ten irgi negodravo, ne, nes būna tokių variantų, kad mes paspaudžiam į viršų, tai išsijungia šviesa, o į apačią atvirkščiai įjungime šviesą. Čia būtent yra standartinis, įprastas variantas, jau toksai kaip ir visi mes pripratime, šviesą į viršų, jeigu paspaudžiam klavišą, šviesą įjungtam. Paspaudžiam į apačią, šviesą išjungta. Tai vat mes turime čia tokį variantą. Jūs žiūrėkite pagal savo pageidavimą ir norus. Jeigu jums patinka atvirkščiai, ane, jeigu šviesa išjungta, paprasčiausia klaviša atrodo štai taip. Šiaip yra tokių nuomonių ir minčių, kad jeigu mes turėsime štai tokį variantą, kaip ir nesusikaupia dulkės. Jeigu jums to reikia ir jūs matote, kad toksai variantas ypatingas, geras, kodėl ne, bet perspėkite savo darbuotojus, kad būtent taip norėtumėte, kad būtų sumontuoti visi jungikliai. Dabar grįžtame prie molinio tinko ir padariau pataisymą, norėjau su jumis pasidalinti, kur jisai atliktas, nors galvoju, kad kažkiek tai matysis. Viskas išdžiuvo, net neatsimenu, dabar kažkur tai va šioj vietoj buvo skylė. Tai turbūt gal čia vat ant tiek ištaisyta siena, kad nieko nesimato. Čia vat šioj vietoj yra irgi kažkokia tai tokia maža duobė. Aš galvoju, irgi susitvarkom čia ir pasižiūrėkime čia rezultatą. Va taip atrodo veidrodis. Mes galim jį pajungti, nes turime rozetę. Wow. Gražiai. Ir iš viršaus mes turime šviesą ir po apačią irgi. Ką mes čia galim reguliuoti, pasižiūrėkime. Mes galim daryti ir šiltą, ir šaltą. Ta prasme, šiltą, baltą ir šaltą. Jisai šildantis. Bet iš tiesų aš norėčiau pasižiūrėti į gatavą visą rezultatą, nes labai seniai to laukiu. O jūs laukiat rezultato? Jeigu taip, būtinai komentaruose pakomentuokit, kad laukiam rezultato. Jeigu mes žiūrėsime iš kito šono, tai vat pataisymas kažkur tai čia, šioje vietoje. Bet mes jau įsižiūrim ir jau žinome, kad čia kažką tai darėme, taisėme. Tai gal įsižiūrėti kažkiek tai matysis.
Bendrai žiūrint į šitą rezultatą, man jisai ypatingas, nes daleiskim, kiek yra padaryta pataisimų, ten milijonas turbūt, ant išdažytų sienų, kur yra šviesos srautas iš šono, tikrai mes matysime pataisimo vietą. Nu, niekaip ten neištaisysim, neužlaižysim tą vietą, vis tiek dažas užeina ant dažo, vis tiek matosi. Čia aš galėčiau pasakyti, kad 100% variantas, nu, nieko nesimato, bet vėl, jeigu mes jau žinome, kad buvo ten ištaisyta, mes įsižiūrėsime ir tikrai ką nors pamatysime, kad kažkas tai ne taip. Bet pats rezultatas, lyginant su išdažyta siena, kur mes taisom, šis variantas žymiai geresnis. Užbaiginėkime šį vaizdo įrašą, nes grinai kalbėti apie pataisimus tiek ilgai, nu, nesąmonė. Siena ištaisyta, superinis rezultatas, nieko nesimato, bet tuoj paaiškinsiu, kodėl rezultatas superinis, ne? Nes, aišku, yra tokių perfekcionistų, kurie ten mato visokiausias smulkmenas, bet, žinokite, jums tada geriau nedaryti remontą, nes jūs tikrai nusivilsite, nes nėra tokių meistrų, kad viskas būtų super idealiai. Arba tas remontas paprasčiausiai kainuos kosminių pinigų. Žiūrėkime, štai viršui kažkur tai čia buvo padarytas pataisimas, nieko nesimato ir dar reikia lakuoti. Turbūt lakuosime pilną sieną, bet čia jau kitą kartą. Štai taip atrodo. Bet ką aš turėjau omeny, jeigu mes norime kažką tai surasti, mes visada surasime. Nes daleiskim, va čia siena ne taip gerai užtrinta negu šitoj vietoje, ne? Daleiskim prie krašto. Nu, čia jeigu jau įsigilinti į visą procesą, ne? Visur bus kažkokių tai niuansų. Daleiskim, čia yra įdobimas šitoj vietoj. Judame toliau. Čia yra kažkoks tai taškas, čia yra taškelis, ne? Ir vėl tada pasižiūrim šitą sieną. Aš dabar tikrai įsitikinęs, kad jūs padarysite savo išvadas apie molinį tinką ir apie tos visus pataisimus. Vat šiandien tiek informacijos. Jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai palaikykite patiktuku. O taip pat siūlau prasinumeruoti šį kanalą, kad gauti iš mūsų dar daugiau naudingos informacijos. Šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas. Kaip visada, noriu jums palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos ir nepraleiskite būtinai kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso sėkmės, gražių sienų jums. Ciao.